Kas yra geriausias mano draugas? Aš turiu daug draugų. Bet vis dėlto geriausias draugas, aš negaliu nesakyti, kad tai yra Jėzus. Dėl jo aš viską palikau. Ir galimybę turėti turtų, turėti savo mašiną, gerą tačkę. Palikau savo draugus, taip. Tie, kurie pasirodo nebuvo tokie jau tikri draugai, nes dėl to, kad aš įtikėjau Jėzų, kai man buvo 17, aš jau nebebuvau tikras draugas jiems. Galų gale ir tą giliausią žmogaus troškimą susituokti, turėti vaikų, turėti žmoną. Palikau dėl Jėzaus, nes jis iš tikrųjų man yra geriausias draugas. Mano geriausias draugas yra tas, kuris daug nekalba, bet kuris konkrečiai yra ištikimas draugystė. Ir jo vardas, aš manau, jis patys nutuokia. Tai yra Jėzus Kristus, kuris manęs niekados neišdavė. Mes jį labai dažnai išduodam, o jisai už savo žodžius atsako. Jeigu jisai pasakė, nevadinu tavęs, Pauliau, tarnu, samdiniu, aš tave draugų vadinu. Jisai pasakė ir viskas. Amen. Draugystė su Jėzumi iš tikrųjų išmokė, kad labai daug dalykų nutinka gyvenime, ko niekada nesirinkčiau ir nenorėčiau. Niekada nenorėjau ir šaipiausi iš visų, kurie norėjo būti mokytojais. Šaipiausi iš tų, kurie viešai kalbėdavo, tačiau taip nutiko, kad susidraugavo su Jėzumi, turėjau visus šitos dalykus praeiti. Kitaip sakant, kur spjoviau, ten gėriau. Štai kodėl kalbėdamas ir liudydamas tą dalyką galiu drąsiai pasakyti. Aš vienas pats nebūčiau ėjęs į šitas vietas. Tačiau kartu su Jėzumi, su geru draugu išdrįsau. Nes per tiek laiko, kiek mes draugaujam, buvo daug kartų, kai jis turėjo man pasakyti sunkią tiesą. Ir mokė mane tai priimti. Kodėl jis ją sako? Tam, kad augčiau. Ir manau, tikri draugai yra tie, su kuriais mes augame. Tai tikras draugas nėra tas, kuris pataikauja. Tikras draugas yra tas, kuris padeda augti. Ir kuris tame augime eina kartu. Ir Jėzus tą daro. Draugystė su Jėzumi, tai vėlgi, kaip sakiau, yra labai lėtas procesas. Labai lėtas ir pavyzdžiui, man labai patiko vieno vienuolio mintis. Jisai sako, kad dvasinėme gyvenime mes esame debiutantai 20 metų. Bet maldos gyvenime minimum 30 metų vienuolyne. Tai aš perkeliu šitą maldos patirtį į draugystę su Jėzumi. Ir nors aš dabar kalbėjau apie tą draugystę, bet aš pats nesu taip labai atradęs, kad Jėzus tikrai yra mano draugas. Ta prasme, aš esu kelyje į tą draugystę su Jėzumi. Aš nesu jos pasiekęs. Galbūt pasieksiu kažkiek laiko. Kiek man Dievas duos, kiek aš pats būsiu ištvermingas, ištikimas. Turbūt tik labai blogas žmogus turi vieną gerą draugą. Aš turiu labai daug gerų draugų. Ir gerus draugus, ir geriausią draugę, žmoną. Ir mama buvo labai gera draugė, ir tėtis. Bet kuo toliau, tuo labiau aš matau, kad visas saldumas, kuris ateina iš draugystės, yra saldus todėl, kad mes draugaujam Dievuje. Nes jeigu ne Dievas, tai vis tiek mūsų visų gyvenimai eina į tokią juodą skylę ir ateityje yra niekis. Ir visų mūsų laukia kapo duobė ir tai yra labai labai baisus dalykas. Tai Dievas teikia viltį ir kai turi viltį, kai turi džiaugsmą, tada iš tikrųjų visas pasaulis gali tapti tavo geriausiu draugu.